Mindfulness praktikos pirmiausiai padeda geriau suprasti ir suvokti save. Kol mes nesuprantame, kodėl taip elgiamėms, kas vyksta mumyse, iš kur atsiranda nerimas ar kitos emocijos, mums labai sunku kurti darnius santykius su kitais. Ir sąmoningų santykių bruožas vienas tai yra priėmimas savo emocijų, tai kas vyksta su manimi ir priėmimas kito žmogaus, tokio, koks jis yra. Dėmesingas klausimasis, kuomet mes nenorim, kad jis kažkaip kitaip elgtųsi, kažką kitą kalbėtų, bet būnam čia ir dabar, šitam momente labai dėmesingai su tuo žmogumi, negalvodami, ką aš jau jam dabar pasakysiu arba kaip jis turi elgtis, neprimesdami savo nuomonės, bet tik tai dėmesingai klausydami, tarsi sakydami, aš tave girdžiu. Kitas bruožas tai yra smalsumas ir atvirumas. Atvirumas naujoms patirtims ir leisti praplėsti ir talpinti savo viduje daug daugiau negu iki šiol. Nenorint nieko keisti ar padaryti pagal save, pagal savo įsitikinimus ir pagal savo tiesą kitą žmogų ar mūsų santykį. Ir trečias bruožas tai yra atjauta, ko trūksta labai Lietuvoje ir tai stiprus būdas, kuris padeda pirmiausiai pačiam išgyventi sunkias emocijas ir atjauta ir geranoriškumas kitam padeda kurti daug darnesnius ir sąmoningesnius santykius. Nuo ko pradėti? Pirmas dalykas santykius kurti pirmiausiai nuo vidinio ketinimo ir noro, kad aš tikrai noriu stabtelti, pasižiūrėti į savo gyvenimą, kokius santykius aš esu sukūrusi su savimi ir su kitais, vaikais, partneriu, darbuotojais, kolegomis, vadovais ir panašiai. Ir tik tai leidę savo stabtelti, mes galim pasižiūrėti, ar tai yra tos mūsų reakcijos, į kaip reaguojame į tam tikrus žmonės, stresą, ar tai, kas mums nepatinka, labai reaktyviai, ar mes galime sau leisti stabtelėję, įjungę savo sąmoningumo smegenis, pasirinkti iš viso meniu, kaip mes galime pasielgti dabar pagal norimą rezultatą, pagal mūsų siekiamas pasiekmes, o ne taip, kaip išeina. Kaip elgiamėms taip, kaip išeina, tai ir santykiai išeina bele kaip. Taigi, kitas dalykas pirmiausia yra susitelkti į bendravimą. Būti budriam, kai aš bendrauju su kažkuo kitu, ar nepertraukiu jo, ar leidžiu išbūti žmogų ir pasakyti viską, ką jis nori pasakyti. Ir tuomet labai yra vertinga padaryti pauzę, jausti, kas vyksta manyje, kai tas žmogus kalba, kokios kyla man emocijos, fiziniai pojūčiai, mintys. Ir tuo pačiu po pauzės išminties tik tuomet atsakyti, o ne kalbėti ant viršaus ir jaustis, kad aš turiu kažką svarbaus pasakyti ar patarti. Praktikos. Santykius labai stipriai kuria praktikos ir padeda juos sureguliuoti, jeigu mes praktikuojam dėkingumą, kurį reikia lavinti, taip kaip sąmoningumą, dėmesingumą, tai yra lavinami dalykai, jie nėra duoti ir savaime suprantami. Ir čia puikiai pasitarnauja įvairios dėkingumo praktikos, mylinčio gerumo praktika, kuri išplečia mūsų labai daug didesnį, platesnį požiūrį, talpinimą viduje, daug daugiau pasaulio, jo įvairovės, įvairesnių žmonių, nuomonių ir panašiai. Taigi, mindfulness vienas iš instrumentų susikurti darnesnį santykį ir su savimi, ir su aplinka.